Dažnas klausimas, kurį užklausiu jauniesiems ir užklausiu jūsų, ar turite savo aplinkoje talentų? Kas yra talentas? Talentas yra tas tavo draugas, tavo netgi draugo draugas, kuris kažką moka. Pavyzdžiui, moka fotografuoti, moka filmuoti, moka piešti, moka šokti, moka dainuoti, moka tapyti, moka dekoruoti. Pažįsta kažką, kas gali padėti tau organizuojant vestuves. Gerai organizuoja galų galia visą šventę. Šitie žmonės gali tau padėti tiek sutaupyti pinigų ir ne tik. Tie žmonės, įsivaizduok, jeigu dalyvaus dar toje pačioje šventėje, jie gali tiesiog tau padėti viską organizuoti ir jie jausis tikrai labai įdomiai, jie jausis prisidėję prie tavo šventės ir jūs jausitės dėkingi tiem žmonėm, savo draugam pajusite, kad tikrai jie prisidėjo prie jūsų šventės kūrimo ir patys tiek nenuvargsite, nes dažnai pastebiu, kad jaunieji, ypač jeigu nesamdo vestuvių planuotojas ar neturi kažkokios pagalbos iš šono, būna tikrai pavargę, į patį pavakarį tikrai būna pavargę. Tai tą dieną atsipalaiduoti ir iki vestuvių šventės kuo daugiau darbų perduokit savo talentam. Gerai? Kitas dalykas, tos talentus galima pakviesti ir į vakaro šventę, kad jie padarytų mini programą. Bus labai gerai. Tikrai.